Labadiena, mėly Facebook'o draugai, Patreon kanalo žiūrovai, kitų platformų žiūrovai. Tęsiu temą pakuotės pergalė prieš turinį. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie labai tokį ryškų medicinos nuskurdinimą, ne materialinį, bet daugiau tokį moralinį, apie tokį sakralinį dokumentą, kaip pavyzdžiui gydytojo išrašas arba epikrizė, kur mums senieji dėstytojai visą laiką apie tai kalbėdavo, kad yra gydytojo laiškas gydytojai, jis turi būti labai kultūringas, trumpas ir koncentruotas. Tai aš dabar, kaip po pauzės tu pamatai viską, labai viskas akivaizdu. Prisiminkit legendinę Remarko frazę, kad mano mama nesikeitė, kaip ir mano ranka. Reiškia, ką tu matai pastoviai, tu pokyčius matai žymiai sunkiau. Ir dabar paėmiau užrašėlį standartinį, užtušavau, kad nebūtų galima identifikuoti. Ir pažiūrėkit, tai yra epikrizė, šita visa pastraipa, štai nuo čia iki čia yra diagnozė. Ir skaitau pagrindinę diagnozę, smegenų infarkto pasekmės. Būsena aktyvi, tikrumas įtariama, kategorija esi kontekstas, atnaujinta data ir laikas. Ir paskui visos kitos panašios. Tai yra visiškai nieko nesakantis kažkoks žodžių kratinys, užimantis labai daug vietos. Ir dabar dar vienas niuansas, kitoje pusėje, tos pačios epikrizės, nuo čia iki čia, atspėkit, kas tai yra kraujo tyrimas. Įvairiausi tokie trombocitų pasiskirstymo plotis, trombocitų vidutinis tūris, tokie dalykai. Tarp šito, čia ne tų eilučių, gal kokie yra 30, svarbus skaičiai gal 4-5, o jų realiai yra gal keli šimtai. Ir kokia tai yra pramonė? Taip, tai yra, turi analizatorius laboratorinis atlikti tą tyrimą, turi kažkur patalpinti serveryje, turi kažkur tai išsiųsti, printeris turi atspausdinti rašalų ant popieriaus ir to realiai nereikia. Tai yra tik tai žalinga, nes tame dingsta tie svarbus skaičiai. Ir gydytojas yra labai nutolinamas nuo esmės. Realiai yra išrašų, kuriuos skaitant aš nesuprantu, dėl ko žmogus buvo ligoninėje. Aš rimtai kalbu be bairių, dėl ko žmogus buvo ligoninėje. Dėl smegenų infarkto pasiekmių. Jau čia vien logiškai mąstant, smegenų infarktas greičiausiai išeminis insultas, jis jau pats yra kaip komplikacija. Pasiekmės jau kaip komplikacijos, o pagrindinės ligos reikia kažkur tai ieškoti kitur. Tai jeigu dabar staiga iš numirusių prisikeltų legendinis lotynistas Vytautas Nečiūnas, docentas, dar tais laikais, kai docentai buvo docentai, profesoriai, ne dabar kaip prikepta, ten tų tokių lengvučių jaunolėlių. Profesorius Zigmas Januškevičius, jis buvo fiziologas, bet jis labai kruopščiai žiūrėjo į medicinę terminiją, priežasties pasekmės santykį ir visa plejada legendinių patanatomų, kurių tiesioginė užduotis ir buvo būsimam gydytojui įskiepyti per pakitusią organo morfologiją. Aš pasakysiu pavyzdį, įskiepyti tą priežastį, pagrindinę ligą, komplikaciją ir gretutinę ligą. Tai yra Daukša, profesorius Daukša, profesoriai Gedminas, Gedminienė, profesorius Butkus, profesorius Gailys. Čia maždaug pagrindiniai. Jie tikrai tokie klasikai, jie labai fundamentalūs. Ir jeigu jie dabar staiga, visi mano paminėti žmonės taip ima ir prisikelia iš numirusiųjų, nukrenta, tai jie pamatė tas smegenų infarkto pasiekmes ir ten tą išrašą, ir žmonės paprašytų, kad juos vėl paguldytų į karstą ir palaidotų, kad jų dešimtmečių darbas nuėjo velniop. Dabar kodėl taip įvyko? Įvyko dėl to, kad tam tikrų momentų studentai buvo nustoti mokyti klasikinę šimtmečiais išdirbtą metodiką. Lietuva, kaip žinia, patyrė virsmą ir tada atsirado labai daug tokių gudručių karjeristėlių, kurie labai nusprendė kažką keisti ir mokslas tapo labai nerimtas. Taip vadinama ciklinė sistema. Paaiškinsiu, tai yra ne kaip pamokos, taip kad pirmadienį lietuvių kalba, matematika, gamtos pažinimas, bet
pavyzdžiui, anatomija. Ciklas 2 ar 3 savaitės. Ir įsivaizduok, kad fiziologija irgi ciklas. Vėlesniuose kursuose, kur jau studentai, pavyzdžiui, matyt, kaip žmogus sveiksta ar komplikuojasi plaučių uždegimas, tai tas kasdieninis ėjimas jis turi prasme. Bet fundamentaliuose disciplinuose, tai mano akiai žiūrint yra didžiulė klaida, nes urmų gauta informacija, jinai urmų ir išeina. Tai dabar moksleivių reikėtų vaikui. Taip, per mėnesį išmokti visų metų lietuvių kalbos kursą ar per 3 savaitės, matematikos per kitas 3 savaitės. Tai įsiminimas tikrai būtų blogas, nesusiguli tą informaciją. Dabar gydytojas tampa kažkokiu skaičiu, kur čia atkreipti dėmesį, toj diagnozėje, čia yra daugybė skaičių, tai yra kodai, kodėl dabar taip įvyko. Dėl to, kad medicina buvo padaryta tokia, eilinė paslauga. Eilinė paslauga, kuri turi save atpirkti ir tie kodai, įvairiausi TLK kodai kodavimas, plus paslaugos kodai, reiškia pagal TLK kodą yra atlikta procedūra, kuri taip pat turi savo kodą, tu formuoji paslaugos kodą, pagal kurią ligonių kasos apmoka ligoniai. Ir gydytojas vietoj to, kad paimtų žmogų už rankos, ilgiau laiko su juo praleistų, jisai priverstas koduoti. Išgydyti tokio idiliško daktaro, kuris ten su triubelė klauso aristokratui, ten nugarą aristokratijai, romantiškam paveikslė, jis tampa toks kompiuteriniu koduotoju. Ir iš tikrųjų, gydymo įstaigai tas gydytojas, kuris galbūt prasčiau gydo, bet geriau koduoja, jis yra vertingesnis už tą, kuris greičiau ir geriau sugydo, bet kažkaip kažką tai prasimeta tam kodavime. Ir gydytojas tampa kažkokiu tai koduotoju, pildikliu, pusiau buhalteriu, bet ne tuo tikruoju gydytoju. Ir problema yra tame, kad jaunoji karta, jie net nematė normalaus mokymo ir normalaus diagnozių formavimo. Kaip dabar minėjau aš tos patanatomus, tai pas juos yra tokie preparatai morfologiniai, tai yra pakitę organai, kurie formuoja makauliai, kad geriau užsikirstų jaunam žmogui. Kaip pavyzdys, preparatas širdis, perpjauta per pusę ir labai storas kairiojo skilvelio miokardas, kas simbolizuoja esencialinę hipertenziją. Tai čia vienas preparatas, kitas smegenys su krešuliu, kas jau simbolizuotų komplikaciją. Reiškia, arterinė hipertenzija aukšta, net laikė gyslas, sprogo gyslas smegenys, įvyko komplikacija. Ir trečias, koks stiklainis su gimda su mioma, kas yra visiškai nesusiję, kaip gretutinės ligos simbolis. Tai taip žmogui buvo diegiama pagrindinė liga, komplikacija, gretutinė liga. Ir dabar tas yra taip sujaukta ir viskas eina į tokį prastėjimą, kad tikrai yra blogai, mylėjai. Tai jeigu turite seną tokį susidėvėjusi gydytoją, pavyzdžiui, kaip aš, kuris jūs yra išmokęs, tai jūs labai jį branginkite. Ir tik tai, būkite jam atlaidus, jeigu jisai kartais būna pavargęs ar ten kažkoks piktas. Ir nusispjaukit per kairį petį, kad jų kelyje neatsirastų tokie, prokuroras kaip Donatas Blinstrubis ar teisėja Živilė Bliūdžiuvienė, ar ten Algirdas Remeikas, Sungailaitė ar Vingilė, kurie jūsų gydytojai įžvelgs didelį pavojų jums, kitiem pacientams, Lietuvai ir net bendrajam gėriui. Ir tą gydytoją paimti iš rinkos, aš žinau ne vieną, ne du gydytojus, kurie yra išmesti iš darbo ar labai sugniuždyti, tokios mūsų išsigimusios teisėsaugos, kur ten tokie keisti žmogeliai užsideda tą savo juodą sukneles ir tos gydytojus nuo jūsų atmuša. Visiškai negalvodami apie pasiekmes, apie kažkokius tai rezultatus sveikatai, kad ir jų pačių, nes ta lazda turi du galus. Tai mylėjai, mūsų medicina yra labai prastėjanti, nesitikėkit, kad greitai viskas pasikeis. Galima tą pakeisti, kadangi jau aš savo užsidėjęs 10 minučių cenzą artėju prie tos 10 minučių, tai apie tai pakalbėsim kitą kartą, bet žodžiu, kaip pavyzdys matot, nuo klasikinės metodikos yra nutolta dėl to, kad skaitmenizuota tai, ko nereikėjo skaitmenizuoti. Arba skaitmenizuoti iki tam tikro laipsnio ir sustoti. O čia sustota nebuvo. Labai greitai pateiksiu pavyzdį. Mačiau vienoje tokioj trumpam video įrašėlė, klipukė apie labai pažangų unitazą. Kažkur pietryčių Azijoje, Honkongė, Taivanėje ar Singapūrė, tu atsisėdi ant unitazo, rankas padedi ant tokių porankių ir per 30 sekundžių tas unitazas ekrane parodot pulsą, kraujospūdį, kraujo prisotinimą deguonimi, po 30 sekundžių jau pradeda lysti elektrokardiogramą, standartinės derivacijos, bet tų klizmučių ant krūtinės, su dirbtinio intelekto analize apie ritmą, apie galimą infarktą, tos įvairiausius intervalus pakurasta.
dar po minutės šlapimo tyrimas su dirbtinio intelekto analize, dar po minutės išmaka programa su dirbtinio intelekto analize. Tai įsivaizduokit, ant kiek viskas paprastinama, tai tas unitazas realiai pradeda vykdyti kardiologo funkcijas, taip tai dabar kažkaip tai vat eina žmonė į tai, kad, nu atsiprašant, šikinikas pakeis kardiologą ar šeimos daktarą. Tai kam to reikia? Tai va dabar vat Lietuvoje per tuos vat porą dešimtmečių ta prakeikta e-sveikata, tai vat yra toksai savotiškas šikinikas pakeičiantis gydytoją. Taigi, mylėjai, gražaus jums savaitgalio.